Sveiki visi, šiandien su jumis esu vėl aš, Matas LT, ir šiandien kuriu dar vieną Minecraft Survival epizodą. Tai yra antrąjį Minecraft Survival epizodą, kuriame nusprendžiau, kad eisime kasinėtis. Eisime į urvus, ieškosime šachtų ir visokių keivų tiesiog. Ieškosime, pagrindinis tikslas, aišku, būtų surasti deimantų, ar bent minimaliai, bent jau kažkiek irono. Taigi, manau, nieko nelaukia ir pradėkime. Tik nežinau, kurioje vietoje čia pasidaryti būtų galima tas kasyklas, pagrindinė kasyklas, bet iš pradžių vis tiek galvoju, kad reikėtų pasiimti šiek tiek visokių atsargų, tarkim, pasimsiu medienos, tada iš karto pasidarysiu daugiau akmeninių pikeksų atsargai. Tikiuosi užteks kelių čionai. Nežinau, aš kiek ten išbūsiu tose keivuose, bet stengsimės išbūti tol, kol gausime deimantų. O deimantų pasiteiksim gauti kuo greičiau. Taigi, manau, pradžiai pasidarysiu 4 pikeksus ir užteks. O po to, jeigu ką, pasiėmugi atsargų ir jeigu ką pasidarysiu. Jo, dar reikėtų pasimti maisto, kurio aš neturiu, bet atsimenat, kaip pirmą epizodą matėme, kad tenai yra pakankamai daug kiaulių, tai yra aplinkui mano namus. Bet ir kryperių matosi. Net nežinau, ką daryti. O permiegot neturiu kur. Vilnos irgi neturiu. Taigi, manau, aš prasuksiu laiką nakties ir pradėsiu vėl filmuoti video, kai bus diena. Taigi mes susitiksime jau už sekundės. Sveiki visi, jau atėjo diena ir kaip matome, aplink mano kiemą yra gan daug kiaulių ir vienas kryperis, kurį mums pirmiausia reikėtų ir nužudyti. Taigi bėkime. O baigėsi sprintas, sprogo. Nepasisekė. Gerai, kad... nieko tokio gerai, kad gyvybių daug nenuėmė, niekas nenukentėjo. Ir viskas baigėsi gerai. Taigi, kaip ir sakiau, iš pradžių eisime pasižudyti kiaulių. Tai bus mūsų maistas kasinėjantis, kad nenumirtume iš šalkio. Nebeturiu ko uždengti. Tuoj. Bet kaip kas pastebėjote, kas nepastebėjote, aš žaidžiu su nauju tekstur peku. Jis nėra labai pastebimas, bet jis šiek tiek pagražina žaidimo tekstūras. Paprastas ir nesudėtingas. Beje, įsirašiau dar vieną modą. Tai yra Optifine modas. Jisai veikia, ko gero, panašiai kaip žiūronai, net nežinau kaip pasakyti. Bet man jisai patinka, nes kartais galim prisartinti ką nors, ar dar kažką, tiesiog padeda kartais. Gerai, taigi pradėkime žudyti. Dar reikės išsikepti. Tiksliai, dar turčių reikės pasidaryti, kad matytume, kur kasti deimantus. 2, 3. Nedavė nieko. Keista. Dar vieną ir dar už kalno yra gan daug kiaulių, jeigu jos neišėjo, aišku. Ne. Nėra 8, gal dar biškį per mažai. Dar vieną reikia nužudyti. Pažiūrėsim, kiek duos. Dar netgi 2.
Taigi net nežinau, kur reikės pradėti kasyklą mano namuose. Tiesiog padarysiu tokius laiptelius į apačią ir tai bus mano kasykla. Nu, 13. Gal užteks, gal išgyvensim. Einam, išsikepsim savo mėsytę ir galėsim pradėti kelionę po urvus. Dar prie tą pačią iškart pasidaryti reikės torčių. Torčių. Jo. Manau, 32 tikrai užteks, jeigu ką dar pasiemu kaulo, kad galėčiau iš bėdos pasidaryti dar. Taigi mano kasykla, manau, prasidės štai čia. Ir jin eis laipteliais į apačią. Ir kad nereikėtų griauti sienas, aš paimsiu dar šitą bloką. Ir kasykla eis taip, manau. Ir ko gero mes iš pradžių ją suksime kaip ir tokiu ratu. Po to žiūrėsim. Štai šitą. Eisim po biškį, kol rasim ką nors įdomaus. Gerai. Reikime pažiūrėti, gal netyčia jau iškepė, nors dar biškį per trumpai kepa, kad iškeptų, bet pažiūrėkim. 5. Dar palaukim. Taigi, kaip ir sakiau, pagrindinis tikslas bus iškasti deimantų. Būtų gerai 3, nes norėčiau pasidaryti pradžiai diamantinį pikeksą. Oi, mane muša mane maistas. Pasimkime pavalgyti. Gerai. Dar 4. Jau greitai iškeps ir eisime. Tai va. Manau, iš tikrųjų, kaip galėčiau pagražinti savo namą. Čia ne į temą, bet manau, aš įdėsiu keletą stiklų štai čia, kad matytis. Šį čia nedėsiu, nes čia nieko nesimatys. Bet va čia įdėsiu keletą stiklų, kad matytųsi dienos šviesa. Manau, tikrai bus gražiau. Kažkaip. Galbūt. Taigi štai mesą iškepė ir mes galime pradėti kasinėtis. Žiūrim, ką turim. Taigi dar reikime apačion, rateliu tokiu. Šitaip koordinatės. Pažiūrim. Aha. Gerai, aišku. Dar šiek tiek žemiau reikia pasikasti. Ne šiek tiek, o daug žemiau. Kiek žinau, 11 lygi didžiausia tikimybė rasti deimantų. Todėl mes pradžiai ir apsistosime 11 lygyje. Nes tikiuosi, kad tai tiesa ir man pavyks rasti deimantų ar bent kokio nors kito vertingo dalyko, tokio kaip geležis, auksas ar panašiai. Taigi žiūrim, ką turim. Dar leistis. Jau vienas pikeksas baigėsi. Turime 4 lygį ir žiūrim. Taigi. Nežinau, manau, kad jums nelabai įdomu žiūrėti, kaip čia aš kasinėjasi, kai aš ieškau to 11 lygio. Ir tiesiog aš manau, kad galbūt geriau prasuksiu video, kol aš išsikasiu iki 11 video. Taigi mes vėlgi pasimatysime už 1 sekundės. Hei, sveiki. Taigi
nespėjau pasikasti net minutę po video sustabdymo ir aš radau ironą, nors ir nesame 11 lygyje, bet turime 6 geležies. Taigi džiaugiuosi, kad radau bent geležies, tai pradžiai manau tikrai neblogai. Ir jeigu mes rasime kokių vertesnių blokų, tai yra, kurių mes negalime iškasti su paprastu stone pikeksu, mes juos galėsime iškasti su pasidarytami iron pikeksą. Taigi, dar mes nesame 11 lygyje, esame 23, nebe tiek daug ir liko, bet aš vis tiek abejoju, ar jums įdomu žiūrėti, kaip aš čia kasuosi, todėl manau, aš vėlgi sustabdau video ir mes susitiksime už sekundės. Hei, nepatikėsit, bet vėl aš nespėjau pasikasti net 1 minutę, galbūt kasiausi vos 2 sekundės ir vėl aš radau irono, geležies. Jau turime netgi 12 geležies, tai pirmai iškasėme 6 ir dabar 6. Keista, bet gerai. Jau vis dėlto jau tušti neišeisime iš kasyklų. Tai mes jau esame 15 lygyje ir aš manau, kad nebestabdysiu video, nes jau nebedaug čia ir liko. 14, 12 ir 11 esame lygyje ir manau, pradėkime kažko ieškoti štai čia. Kol kas dar nieko ne... O! Redstone'as. Redstone'as, aš manau, jį paimsiu, nes jis kartais iš tikrųjų praverčia. Bet iš pradžių man reikėtų pasidaryti iron pikeksą, nes aš su stone pikeksu negalėsiu iškasti redstone'ą. Taigi pasidarom šitaip. Ai, bet reikės dar pirmą iškepti. Nu gerai, greitai iškepsime. Dedam šitaip. Ir iš pradžių bent 3 tegul iškepa, kad galėtume pasidaryti pikeksą. Apkasam toliau, žiūrim, ką dar turim. Daugiau redstone'o, šitaip. Gal dar netyčiom ir kokių deimantų rasim. Būtų labai smagu iš tikrųjų, kaip pirmą kartą išėjusi kasyklas ir deimantai. Labai gerai būtų, bet kol kas turime tik redstone'ą. Na, negaliu pasakyti tik, nes iš tikrųjų visai džiaugiuosi, kad jo radom. Bet paieškokime dar ir deimantų ar kokio nors kito vertingo dalyko. Dabar aš kasuosiu jau lyg ir aukščiau negu 11, nežinau kodėl taip darau. Taigi mes geriau kaskimėsi sienas kaskime, nes didesnė galimybė ką nors rasti. Vėl redstone'as. Labai daug redstone'o. Dar pakasam, gal netyčia ir deimantų kokių bus. Labai smagu būtų. Iš tikrųjų, džiaugčiausi labai. Bet kol kas matome redstone'ą, tik redstone'ą. Aplinkui daugiau nieko nėra. Nesimato. Nu, gal jau iškepė. Užteks pradžiai ir gavome achievementą. Pasidarykime šitaip. Nes pagaliukų lyg ir neturiu. Taigi, štai turime geležinį kirstuką ir iškaskime tą redstone'ą. Iškalkime. Labai gerai. Redstone'as. Galėsime pasidaryti kokį mechanizmą, kuriam reikia redstone'o. Dar redstone'o. Matome. Visai gerai. Šitaip.
Taigi, manau, kad dar vertėtų šiek tiek pasikasinėti šiam 11 lygyje. Galbūt dar netyčia ką nors rasim. Tiesiog dar porą minučių pakalsim, nežinau kiek laiko, bet galbūt dar šiek tiek pakalsim sienas. Iškalsim. Ir galbūt dar netyčia kažką atrasim. Nes, kaip žinau, didžiausia galimybė rasti kažko, kas yra gerai, yra čia, 11 lygy. Todėl ir bandom. Nieko nesimato. Kol kas, tikiuosi, kad kol kas labai būtų smagu, jeigu kažkas va taip netikėtai pasimatytų, taip tiesiog, va, ironas. Tai yra geležis, labai puiku, nes mums jos reikia. Tikrai reikia. Kuo daugiau, tuo geriau. Galėsim pasidaryti netgi ir šarvus, ko gero. Jeigu nemažai rasim to irono, geležies tai yra, kuri yra tikrai reikalinga pragyvenimui. Bet daugiau kaip ir nieko nesimato jau. Net nežinau. Na, manau, aš dar kelioms minutėms, galbūt, kelioms minutėms sustabdysiu video, kad galėčiau šiek tiek pasikasinėti šioje teritorijoje, nes nemanau, kad jums įdomu žiūrėti, kaip aš čionai vargstu ir nieko nerandu. Bet jeigu ką nors rasiu, aš būtinai jums pranešiu ir neiškasiu, kol jūs nepamatysite. Opapa. Net nebestabdysiu, manau, video, nes aš radau tai, ko norėjau. Panašu, kad čia jis randasi tik tai vienas, bet gali būt, kad aplinkui jų bus ir daugiau. Opa. Jau du deimantai. Dar vieną bent. Dar vieną. Labai reikėtų dar vieną deimantą. Dėl to, kad tada galėtume pasidaryti deimantinį pikeksą ir iškasti tokius dalykus kaip obsidian ar nežinau, tiesiog dar vieną deimantuką. Kažkaip pasidarė įdomu, taigi manau dar šiek tiek pabūsime čia. Labai džiaugiuosi, kad radome bent tuos 2 deimantus, iš tikrųjų labai gerai, nes galėsime iš jų pasidaryti deimantinį pikeksą, kuris mums tikrai pagelbės šiuose keivuose ir tiesiog visur, kur tai gali pagelbėti, man pagelbės. Jau daugiau deimantų kaip ir nesimato, bet mes dar jų vis paieškosime. Galbūt netyčia kaip ir šie, jie atsiras, tiesiog atsiras. Ir aš jas iškalsiu. Bent vienas, jeigu būtų, aš būčiau labai patenkintas, nes tai būtų labai gerai. Oho, kiek daug jų iškasim, net nepajaučiau. Keista. Galbūt ką nors rasime, galbūt kokį keivą ar šachtą netyčia, bet taip nebūna. Todėl aš pats abejoju rasim. Nieko nebesimato. Gaila. Tuoj luš mano šitas pikeksas, bet aš manau, dar vieną turim. Ai ne, 2. Ir vieną ironinį. Tai va, lūža, pasimkime šitą. Tuoj žiūrim, galbūt iškaš šitą sieną kažkas bus. Na, o jeigu ne, aš, kaip ir sakiau, sekundį sustabdysiu video. Ir šiek tiek dar pabūsiu šiame urve. Urve 11 lygy.
ir paieškosiu kažko svarbaus, tai yra deimantų. Nieko nesimato, taigi sustabdau video, bet jeigu kažką pamatysiu, būtinai jums pranešiu ir neiškalsiu, kol jūs to nepamatysite. Taigi, iki. Taigi, sveiki visi, aš grįžau ir pasidariau šiokią tokią, tiesiog paprastą skrynę susidėti nereikalingiams daiktams, nes inventorius yra beveik pilnas, visai pilnas, o mes kai ko radome, kai ko radau, 64 netgi. Taigi susidėkime daiktus, kurių mums dabar nereikia, dabar tikrai nereikia, kad jų nepamestume netyčia. Areną gal pasiliksiu, cobblestone'ą tiek. Ai ne. Vieną pasiliksim, vieną. Pasidėkime į inventorių, šitaip, cobblestone'as. Ir manau, galime eiti žiūrėti, ką radom. Ai, prieš tai dar pasidarykime porą deglų, nes jau kaip ir beveik į pabaigą. Ne į pabaigą, bet atsarga gėdos nedaro. Šitaip, Taigi visų pirma, kaip matome, radau vėlgi redstone'o, kurį dabar iškasime. Nei vieno bloko neiškasiu svarbaus, be jūsų žiūrovai. Taigi štai, iškasėm ir dar radom ironą, kurį iškasėm su paprastu pikeksu, šitaip. Taigi va, iškasėme ironą ir kaip matote, aš radau keivą. Taip, aš radau keivą, va čia taip paprastai kasdamas 11 lygį, aš radau keivą. Ir tam keive iškart radau lavos, kuri man netrukdo, nes galiu laisvai praeiti. Ir kaulo, kurį aš iškasiu, nes man jo tikrai reikia, aš jau nebedaug teturiu, nes daug išleidau ant deglų. Taigi, manau, ir pasidarykime, tai yra išsikaskime kaulą, prie to pačio gaudami ir lygį, kurį kada nors panaudosime enchantinimui. Gan nemažai kaulo. Gerai. Nieko tokio. Šitaip ir šitaip. Pasiimkime kastuvą prie savęs, kurių mes neturim, nes pasidėjom į skrynę, man atrodo. Aš norėjau jį padėti inventorių. Nesvarbu. Taigi žiūrim, kad turim galbūt po kaulų, dar norėjau pasakyti, sakau, galbūt po šitogi anglimis lips kažkas daugiau. Ir štai prašom geležis, kurios reikia ir kurią mes pasimsim. Geležis, puiku, gan nemažai iš tikrųjų, tik šiek tiek bijau lavos, ko gero jos nebebus, bet vis tiek atsarga gėdos nedaro, taigi būsiu atsargus. Jo, svordą savo kardą turiu prie savęs, jeigu netyčiam koks zombis užpultų. Tikiuosi, kad taip nebus, bet visko būna. Taigi, 39 anglies, 39 anglis ir manau, eikime toliau. Nežinau, ar čia kažkas tikrai gero bus. Aha, jau matau savo priešą, kuriuo nenorėčiau. Tikrai, wow, ramiau. Goldas, auksas. Aha, tran. Apšvieskime vietą. Ai, nišė. Gerai, kasam. Kryperis, nekenčiu. O, mirk.
Mirk creeperį, aš tas nemėgstu. Tas tik nesprog, bet mirk. O, šauna. Creeperio nebėra, matom mažą zombiuką ir didelį zombį. Aš labai nemėgstu kovoti su zombiais. Ypač su mažais, nes jie labai įkyrūs ir labai super aktyvus. Net. O, du zombiai. Kažkodėl panašu, kad čia kažkur netoliese galėtų būti jų spawneris. Spawneris. Nes jų čia labai daug. Ir mažiukų labai daug. Tie mažiukai labai hiperaktyvus, jie greit juda. Mirk. O ką aš ten matau, ar tik ne šachtą? Gerai, taigi manau, aš pabandysiu pasikelti čianai į viršų. Op, skeletonas, nekenčiu. O, mirk. Op. Pa. Va čia tai jau negerai. Ir aš atsiradau savo spawn vietoj ir kaip negerai. Reikia bėgti ieškoti savo daiktų. Gerai, kad netoli namų atsiradau, tikiuosi rasiu. Visiškai nepastebėjau to creeperio ir todėl aš ir bijau keivų. Gerai, tada manau aš trumpam sustabdysiu šį video, kol susirinksiu savo daiktus, nes negerai. Taigi sveiki visi, susitikome už sekundės, kaip ir žadėjau, bet iš tikrųjų aš šią video dalį filmuoju po 2 dienų, negu pradėjau. Tiesiog baigiau ir buvau išvažiavęs, todėl negalėjau nufilmuoti. Ir prieš filmuodamas aš šiek tiek nedaug, bet kažkiek padirbau už kadro. Taigi, kaip matot, iš pradžių, tai aš šiek tiek pasikasinėjau šiame 11 gylyje, ar kaip pasakyti, radau kaulo, redstone'o ir lapis lazulė, ar kaip ten užsivadina. Jisai, taigi, bet neiškasiau nei vieno bloko. Ir čia, kaip matote, pasidariau tokį praėjimą. Tiesiog į tą mano urvą. Beje, iš tikrųjų, kai tada sakiau, kad nueisiu pasimti daiktus, aš jų nuėjau pasimti ir mane vėlgi užmušė zombis. Neužmušė, tiesiog jis man trenkė ir aš įkritau į lavą. Todėl aš atgavau ne visus daiktus, nes pusė iš jų sudegė. Bet pagrindinius daiktus atgavau, tai yra savo brangenybės, kurias išsikasiau. Tai yra ironas, tai yra geležis. Bet aš ją pasidėjau čia. Ir pažiūrėkime, ar... Aha, gerai, aš žaisiu normal. Tai kągi, pradėkime žaisti. Ir iš pradžių iškaskime šituos dalykus. Štai. Akmenėlį. Ir anglį. Reikėtų irgi išskasti. Nes jo iš tikrųjų reikia. Nes kadangi mano deglai sudegė, man reikėjo pasidaryti naujų, todėl sunaudojau pakankamai daug anglies ir radom irono, tai yra geležies. Taip pat paimsime, švieskim. Raudonasis. Puiku, pravers vis tiek kada nors. Galbūt darysime kokių mechanizmų su juo. Anglis. Ir pasimkime geležį. Viskas, nedaug, tik 2. Bet užteks. Eime. Iš tikrųjų, ko gero vėl reikėtų eiti man į tą
vietą, kur mane užmušė, nes ten aš mačiau pakankamai daug gerų dalykų, tai yra tokių kaip taip pat geležis, dar auksas, net auksą mačiau ir pasidarysiu geriau, pasidarysiu kartą geriau šitokį, galbūt tada neužmuš manęs taip greitai. Pavalgykim. Ir manau, dar šitos pasidėkim. Ir galbūt jau galimėtų ir eiti, bent jau bandyti. Taigi bandom. Jau šį epizodą, matau, netrukus jau ir baigsim, nes iš tikrųjų gan netrumpai filmuoju jau. Ir tiesiog jau galbūt 20 minučių kažkur jau išėjęs šis epizodas. Tiksliai nežinau, galbūt nedaugiau. Ir kitą epizodą aš manau filmuosiu Minecraft Snapshot. Zombis. Tai bus Minecraft Snapshot. Tiksliai dar nežinau, bet tikiuosi, kad man pavyks nufilmuoti. Tai ką noriu. Creeperis. Nepatinka man creeperiai, jis man jau vieną kartą užmušė. Tai ateik čia, ko laukiu. O, creeperis pamatė. Jau sprok. Sproks. Ai, išnešė zombį. Na ir gerai. Reikia apšviesti. Aha, gal dabar į apačią neikime, o nueikime štai čia pažiūrėti, ką gero. Aha. Ką mes matome, ogi... O, skeletonas, ne. Mirk. O, labai gerai. Taigi, manau, epizodą čia ir baigsime. Nes jų video gaunas pakankamai ilgas, radome nemažai brangenybių ir eime savo... Skeletonas. Merk, gerai. Ir eikime į savo saugią vietą, tai yra namus. Ir parodysiu dar vieną mažumėlę... Ar aš čia einu? Čia. Gerai. Parodys dar vieną dalyką, kurį pasidariau namuose už kadro. Tai irgi nėra labai didelis dalykas, tiesiog jis... Nežinau, kaip čia daryti, galbūt pasimsiu šitos daiktus. Va šitos, kad galėčiau įsikepti, tiesiog. Ir daugiau kol kas kaip ir nieko nereikia. Ai, tiksliai, reikia anglį dar visą pasimsim ir eikim. Į namus. Nesiseka. Taigi, kaip matėte, buvau aš užmuštas, nusprogdintas creeperio. Tai man labai nepasisekė. Bet viską būna gyvenime, taip pat ir Minecraft. Todėl galbūt nieko tokio. Atgausim visus tos daiktus. Aha, taigi, štai ką aš padariau, aš tiesiog pasidariau šiokį tokį įėjimą į kasyklą savo, kad galbūt neišlystų koks zombis ir panašiai, nes kartais taip atsitinka. Tai va, ir čia dar užrašiukas. Taigi, kaip ir baigiu šį epizodą, nes manau, kad šiam kartui tikrai užteks. Todėl su jumis buvo Matis LT ir mes susitiksime kitame turbūt Minecraft Snapshot epizode. Sėkmės!